Tinklaraštis į klasę pristato viena planšetė pamokoje. Net ir viena planšetė gali tapti puikiu pagalbininku mokytojui bei praturtinti pamokas. Beje, ne tik planšetė, bet ir išmanusis telefonas. Pavyzdžiui, telefonas iPhone atlieka beveik visas tas pačias funkcijas kaip ir planšetė iPad. Pirmiausia, tai yra mobilus įrenginys. Todėl mokytojas gali vaikščioti po klasę, stebėti mokinių veiklą ir kartu pildyti dienyną ar žymėtis kitas pastabas. Reikalingos skaitmeninės mokymo priemonės visada su jumis, net jei pamoką vedate lauke ar kitoje netradicinėje aplinkoje. Per projektorių galite planšetės ekrano vaizdą transliuoti visai klasiai, rodyti video, pristatymus, eksperimentus ar bet kurios programėlės turinį. Antra, su planšete galima fotografuoti, filmuoti ar kitaip fiksuoti mokinių veiklą, o vėliau ją analizuoti, įvertinti bei pasimokyti iš klaidų. Apple TV leis jums tiesiogiai transliuoti fiksuojamą vaizdą per projektorių ir demonstruoti visai klasiai. Mokinys gali ranka rašyti uždavinio sprendimą sąsiuvinyje, o jūs šį procesą tiesiogiai transliuojate visai klasiai ir aptarėte. Be to, galite filmuoti mokinių darbą grupėse, atliekamus dialogus ar interviu, kad vėliau mokiniai patys save įsivertintų, stebėtų savo elgesį, rankų judesius pokalbio metu ir panašiai. Specialios programėlės skirtos ugdymo procesų organizavimui taip pat puikus pagalbininkas mokytojui. Pavyzdžiui, mokinius lengvai suskirstysite į grupes su programėlė TeamShake. Be to, ši programėlė padės jums ir išrinkti mokinį, kurį kviesite atsakinėti. O jei norite gražesnės naudotojo sąsajos, rekomenduojame Decide Now. Panašių programėlių yra labai daug. Mokytojui tik belieka išsirinkti savo naudingiausias pagal savo dalyką ir mokymo stilių. Jeigu jūsų grupėje yra labai gabių mokinių ar besimokančių pagal specialią programą, jūsų planšetėje jie gali atlikti papildomas užduotis, kol dirbate su kitais klasės mokiniais. O jeigu kam reikalinga individuali pagalba ar kuriam nors mokiniui prireikia paieškoti papildomos informacijos, jie ir vėl gali pasinaudoti jūsų planšete ir savarankiškai susirasti atsakymą. Ir dar, galite puikiai panaudoti savo vieną planšetę ir mokinių turimus išmaniuosius telefonus. Yra daug programėlių bei internetinių įrankių, kurie veikia skirtingose operacinėse sistemose ir jūs galite lengvai dalintis failais, pavyzdžiui per Dropbox, organizuoti žinių patikrinimus su Socrative ar viktorinas su Kahoot. Esame tikri, tokių galimybių tik daugės. Tad nebedvejokite, net ir viena planšetė klasėje gali daug. Created using Powtoon.